Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi! Išsimaudėm su vaškeliu, pasiruošėm, išsidalino mašinas, atvykome čia į Cars & Coffee. Yra renginukas, kuris kviečia visus norinčius pamatyti biškį iš arčiau šitos automobilius gražius, kurie rytoj dalyvaus Kačerginės Nemuno žiede vykstančiose treniruotėse. Semi-pro ir kvalifikacija, o šeštadienį tai bus didžioji diena, kuomet susitiks visi pro dalyviai. Bus Baltic čempionatas, bus ir Lietuvos čempionatas, žodžiu, bus vienas didelis labai stiprus renginys. O mes bėgame toliau gerti šiltų gėrimų, nes šiek tiek žvarboka. Ir su jumis keliamės į kitą kadrą, kur pasimatysime Nemuno žiede, trasoje. Iki! Kai išleidė, tai taip ir būna, nieko čia nepadarysi daugiau, viskas. Top 8 kova baigta, jeigu nugalė stipresnė. Praėjo dar vienas puikus savaitgalis, atvykom į Kačerginę. Dažom lūkytės. Praėjo mūsų dar vienas semi-pro varžybos. Tai praėjo kvalifikacija, tai buvo aš, Aivaras ir Egidijus Didžiulis. Pats aš praėjau top 3-2, mano kova buvo su Klimavičium. Žiauriai šiaip jaudinausi, negalvojau, kad aš su 3 litrų šituo galiu Kačerginės trasą įveikti ir dar nugalėti. O man tas kaip ir pavyko, pats savim didžiuojuosi ir labai džiaugiuosi.
Antra kova buvo dar sudėtingesnė, nes tada susitikau su savo komandos nariu Aivaru Maciulevičium. Galvojau, ten su juo dar sunkiau bus. Bet dėka Aivaro, tas pridarė kasiakų, aš nepridariau, tai iškovojau pergalę. Tai nuėjau iki top 8. O top 8 susitikau su Norbe. Nu, bet jau su 3 litriu aš jau turbako ir kitaip ir nepagavau. Toks ir savaitgalis. Tai aš juoksiuos. Nesijuok. Priartink labiau, kad šitas matytus. Čia atsisėsi gražiai. Uždengti įstingai. Top 32 nugalėjome, tada važiavome su Marium Kurpe ir nepasisekė, biškelį susivėlėme, nepataikėme bėgę, to ano ir va tai va pralašėme. Tada dar šiandien turėjome debiutą Pro lygoje, nu toks, ten ir debiutas tokia mašina per silpna. Top 32 su Gedminu Levicku, neįsitiestiname, nulę niekur negavome, taip pralaimėjome tvarkingai ir keliaujame toliau stipresni. Iki kitų kartų.
Taigi pagaliau pabaigėm antrąjį etapą Lietuvos driftingo čempionato. Buvo labai crazy day. Buvo daug jaudulio. Uphill greičiausia trasa Lietuvoje ir šiaip Pabaltyje, kuri man labai patinka ir tą mašiną galbūt ir gaminausi, kad galėčiau važiuoti tokiuose trasose. Tai pasiteisino, jinai nesulūžo šį kartą. Pavyko susidirbti su savim, perlipti savo jaudulį ir to pasekoje mes turime pirmąją vietą. Buvo labai daug stiprių driverių, kaip Benediktas Širba, Andrius Vasiliauskas ir daug kitų Estijos ir Latvijos šalių drifteriai, bet namų trasa parodė, kas čia yra namuose. Tai ir pasisekė mums laimėti. Tai ačiū visiems palaikiusiems ir susimatysime sekančiose varžybose. Nu, Gediminai, papasako, kaip tau debiutas Pro lygoje su tokiom įdomiom, permainingom dviem karštom ir lietingom dienom? BMW fanas gimsta ar ne, Kaune pasirodo, žodžiu, pirmas išvažiavimas su BMW markės automobiliu, kuris yra, tai žodžiu, iš karto Kauno BMW fanai spaudžia laiką šitam video, nes tikriausiai tai pasipėdė netikėtai. Čia gavosi, dabar madinga sakyti kestai, žinikas, testai. Kai nepaina kortą, kai esi loseris, testavau mašiną. O šiaip realiai taip ir tiesos yra, žinokit, testuota mašina ir viskas ten. O šiaip realiai, žinok, super bolidas, hiperkaras. Ta prasme, realiai aukščiausių lygių. Užtaisyta mašina, viskas ok. Aš labai nustebęs esu, kad jinai tokia greita ir jinai sėdi tokia didelė, žinok. Aš esu toks mažiukas, mielas, geras padarėlis ir tą mašiną įmestas, supranti. Žodžiu, grįžtant prie reikalo, didžiausi sveikinimai Aurimo Vaškelį, užėjomasi pirmąją vietą šiandien. Per bėgius, šiandien kaip per bėgius. Realiai, lydas bam, čeisas bam, klausimų nebuvo. Viskas labai smagu, labai gerai praėjo, Ivanas patestavo, palaužė mašiną ir porinį padarėm. Sėdėm, bet rūkščiai, žinok, važiavo nestovėm, bet buvo dar buvo. Buvo važiavimų, buvo. Ir motorą pataisė per naktį ir... 5 kartus. Nu, ta prasme, tikrai buvo įspūdingos ir inirtingos varžybos. Pirkit BMW, gera kaina. Ai, tavo mašina? Arba keičiu BMW butą. Tai smagu buvo, pasimatysim kitame epizode. Iki. Gražus ir gražesnis.